3 staigmenos, kurios atsitiks artimiausiu metu, pastebėkit, taigi kažkoks susitikimas su imperatorium, svarbiu vyru jūsų gyvenime arba kažkokie dideli planai, kažkoks svarbus atsakymas iš kažkokios institucijos, kažkoks leidimas ar dar kažkas tikrai svarbaus, reikšmingo, tokio, kur tikrai jūs tai pastebėsit ir apie kągi tas imperatorius, tai matosi išsilaisvinimas iš kažkokių tikrai labirintų, kažkokių sukryžiuotų dviejų kardų, kur nebuvo liktai išeities, akys užrištos nesimatė, kad atsiveria tie keliai, taigi kad tikrai kažkokia pagalba ateina iš nematymo į jų atvirus kelius, horizontą, ir tai susijęs su vyro pagalba. Šiuo atveju pirma staigmena, o antroji tai tikrai nauji šansai, atsiveria dar nauji keliai, galimybės, tūzas monetų, tai sėkmė visur. Taigi labai platus spektras ir kiekvienas išjauskit, apie ką tai jums. Dar vieną kortą paimsiu, taigi matosi, kad tai, ką jūs buvote įpratę ir prisirišę ir laikėt, tai norėsis jums išjudėti, kad ta situacija tiesiog keisis ir tai bus natūralu, kad didelė tokia sėkmė, kad galbūt jūs ir pasiimsi tą savo indėlį, tas visas brangenybės, kurias jūs čia patyrėt, bet visą tą atveria naujus vartus ir jūs tenai patirsi dar daugiau klestėjimo, kažkas tai galbūt ir apie karjerą, pinigus, santykius, karalius monetų gali kalbėti. O trečia situacija, staigmena, tai išsilaisvinimas iš kažkokių ribojančių įsitikinimų, kur atsivers nauji keliai, horizontai, iš to suvaržymo į laisvę ateis rezultatai ir matosi, kad tai bus tikrai stipru ir gali būti kažkokie leidimai iš valdiškų namų, kaip sakoma, šitas aukščiausias žynys, tai šneka ir kažkokie įsipareigojimai, santuokos, sandoriai, kažkokio objekto pirkimas, kur reikės pasirašyti sutartį. Taigi kažkas buvo trukdžiai, stabdžiai, bet atlaisvės viskas ir tai bus tokia stipri staigmena jums.